Tiems, kas dar nesugalvojo tikslo šiai vasarai, Vilniaus maratonas galėtų juo tapti. Domėjomės, kada ir kaip jam ruošiasi bėgikai. Iki 11 Vilniaus maratono liko 162 dienos. Vingio parke visi nusteikę jame dalyvauti jau pradėjo treniruotės. Jiems padeda maratono savanoriai ir treneriai. Visi norintys ir turintys tikslą įveikti vieną iš maratono distancijų, rugsėjo 14 dieną vis dar gali prisijungti. Jau 6 metus Vingio parke vykstančių treniruočių tvarkaraščius galima rasti internete. Vyksta treniruočių sezono visuomeniai pirma treniruotė. Internete buvo paskelbta, norintis dalyvauti bėgimo treniruotėse iki rudens, o paprastai tai iki maratonų sezono pradžios, mes treniruojam, tai yra teikiam paslaugas visuomeniai 4 kartus savaitę. Pirmadienį, trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį. Gal jūs motyvuos šiek tiek trenerių pateiktos statistikos. Net pusė Lietuvos gyventojų nuo 7 iki 80 metų visai nesimankština. Bėgioja 10–15% žmonių. Deja, kol kas tai labiau jaunimo mėgstamas sporto rūšis. Pasak mūsų pašnekovų, pasiruošimas maratonui ir dalyvavimas jame ne tik sveikata, bet ir bendravimo malonumas. Pirmosiuose Vilniaus maratonuose bėgdavo vos keli šimtai bėgikų. Paskutinėme dalyvavo apie 10 000. Vilniaus maratonas išties tapo tarptautiniu. Mes turėjome šiemet bėgikų ne tik iš visos Lietuvos, bet turėjome ir gana gausiai dalyvavusių ir danų. Moterų rungtį laimėjo Norvegijos bėgikė. Latvijai pradėjo atrasti mūsų maratoną. Tačiau jeigu lygytume mūsų Vilniaus maratoną su bėgimais anksčiau vykstančiais, prasidėjusiais bėgimais, kurie vyksta Latvijos sostinėje Rygoje bei Taline, be jokios abejonės Vilniaus maratoną dar šiek tiek reikėtų vytis, nes Taliną šiais metais, jeigu neklystu, iš viso bėgo 17 000 žmonių, Ryga bėgo 16 000 žmonių. Kitaip tariant, tai yra šiek tiek didesnės bėgimo šventės. Labai džiugu, kad šiais metais Vilniuje iš tikrųjų pirmą kartą manau, kad atradom trasą. Tai ir senamiestis, nuostabus išbėgimas iš ypatingai paskutiniuose kilometruose, kai jau tikrai yra labai sunku bėgti, yra nuostabu išbėgti ir pamatyti puikų vaizdą, kuris atsiveria nuo Sapiegos kalno. Kai tu matai visą Vilniaus, visą gražią Vilniaus, spačiu labai Subačiaus kalną, kai tu matai visą gražią Vilniaus panoramą. Ir užsienio bėgikams tai padarė labai didelį įspūdį, nes aš pats esu bėgęs nemažai maratonų, man sunku būtų rasti, palyginti tokią gražią vietą. Kita vertus, Vilniaus maratonas taip pat šį kartą driekėsi ir per Vingio parką, tai kitaip tariant parodėme ir miesto žaliąją dalį, ir taip pat kitas dalis, nes nepaslaptis daug, ypatingai tarptautinių maratonų bėgikų būna ir šiokie tokie turistai. Berlynas rodo Berlyną, Paryžius rodo Paryžių, šį savaitgalį vykstantis maratonas, o Vilnius, žinoma, turi parodyti visą tai, kas mes turime gražiausią Vilniuje. Mūsų pašnekovai tvirtina, kad visi galintys vaikščioti gali ir bėgioti, o bėgimo tikslas gali būti maratonas, kurį dauguma šiuo metu žiūrinčių mūsų reportažą tikrai gali įveikti.